pasveikinsim John Nurminen fondą. Čia žiauriai blogai yra. Tai čia yra... Juk ar įmanoma sudrausminti vairuotoją, kuris važiuoja prieš tave per langą išvysti nuorūką. Į hektarą 1000 daigelių. Šiandien minima Baltijos jūros diena, tai yra šiaurinės šalis mini Baltijos jūros dieną šiandien. Tai mes pasveikinsim John Nurminen fondą, kuris yra mūsų ekspedicijos partneris. Ir tą pasveikinimą norim įrašyti ir nusiųsime pašto balandžiais. Tai su Dovilė šiek tiek pasirepetavom ir dabar bandom padaryti kaip reikia. Nu ką, pirmas dublis? Pirmas dublis. Sveiki! Šiandien 172 ekspedicijos Išsaugokim Baltiją diena. Praėjo Lenkija. Dublis antras. Antras dublis. Be preserved and keep it clean for future generations. Ką? Aš biški tave... Jo, tu mane nutraukei. O tai kodėl? Aš nespėjau pasakyti ir tik bendrystėje. O kodėl tu nepasakei? Nu, aš galvojau, kad dublis trečias. Sveiki! Šiandien 170 ir tik bendrystės... Gerai, iš naujo. Labai... Gerai, ketvirtas dublis. On September 8 from ant pabaigos. Penktas dublis. Va prieisim 172. Važiavom, penktas. Sveiki, šiandien 172 ekspedicijos Išsaugokim Baltiją diena. Praeitą savaitę buvome Lenkijoje. Lemba, nu. Matai, ta prasme, su kiekvienu kartu yra didesnė tikimybė klaidoms. Tiesiog, kai darai, geriausias yra dalykas, kai padarai iš pirmo dublio. Gerai. Sveiki, šiandien 172 ekspedicijos Išsaugokim Baltiją diena. Nu tai jie kažkaip prie to prisirišus, pasakyti, pavyzdžiui, išmesta nuorūka į gamtą. Nu čia žiauriai blogai yra. Tai čia yra labai blogai. Tai sakykim, ką per langą išmeta, sakykim, kad pastebėti, tai aš pastebiu, pamatau ir būna atveju, kai yra proga, pasitaiko, aš stoviu iš paskos ir turiu galimybę išlipti, paimti, atiduoti, aš tą ir padarau. Nuorūkos tikrai, tai jo. Ar jūs matot išmestą va šitų kašarų kauterėjo? Kad nuorūka nėra tik popierėlis, ar ne, tai yra celiuliozės acetato gaminys, kuris yra realiai plastiko gaminys ir suyra mikroplastiką, o papuolęs ten, sakykim, ir į gruntą, ir į vandenį, jis išskiria dar cheminės medžiagas, kurios gali užteršti kubinį metrą vandens. Tai ir nuorūka yra dominuojanti atlieka visame pasaulyje. Čia yra tiesiog jau nustatyta, tai yra pagal kiekį yra dominuojanti atlieka bet kokioj teritorijoje. Tai net ir mes patys kaip tyrinėjimus dabar darom, eidami aplink Baltijos jūrą paplūdimius tyriam ir nuorūkų praktiškai visą laiką apie 50% sudaro visų rastų šiukšlių. Tai jie taip nesučiumpa tų mėtytojų, o klausimas, jeigu sučiumpa, pamato, ką tada daro. Bet jeigu kažkas praneša, kaip aš tuo atveju ten taksistą tą užfiksavau, nufilmavom, nusiunčiau policijai, tai jisai gavo baudą. Nors aš jam sakiau, tu paimk tą nuorūką, įsidėk ir nemesk. Ir jisai ten ginčinosi, labai ten keikėsi ir aš tiesiog sakiau, pranešiu policijai, sako, pranešsiu, susimokėsiu baudą. Jisai tiesiog net naglai taip sako, praneš, sako, nesvarbu man. Ten sakau, viskas nufilmuota, yra užfiksuota, tai ir aš paskui jam tą nuorūką įmečiau į mašiną, tai tada, aišku, vos nesulaukiau ten įvairių dalykų, bet atėjo jo klientas ir paskui išvažiavo. Atsituk. 10:12. Mėly klausytojai, kaip dažnai jūs pastebit žmonės, ką nors išmetančius pro automobilio langą, mes čia daugiausia kalbam apie nuorūkas, bet ne tik, žmonės kartais ir kokį popieriuką, ir puodelį, ir graužtuką išmeta. Policijos atstovas sakė, kad to negalima daryti, bet yra kaip yra, priminsiu su mumis pirmą, mes galim priminti, kad Lietuvoje yra galimybė padaryti taip, kad daugiabučio namo balkone nebūtų galima rūkyti, bet mes šią savaitę, kiek kalbėjom per radiją, labai daug žmonių skambino ir sakė, kad rūko ir balkonuose, žmonės sunku jas užfiksuoti, perduoti tą medžiagą savivaldybės viešosios tvarkos. Kaip jūs siūlytumėt spręsti tokią bėdą, ar išvis įmanoma ją išspręsti, jeigu žmogus sau leidžia per balkoną išmesti nuorūką? Tai čia visur, kaip ir sakau, jų primesta ir aikštelės automobilių prie prekybos centrų. Ir klausytojai, kaip jūs dažnai pastebit žmonės, ką nors išmetančius pro automobilio langą, skambinkit 2363 111, Vilniaus kodas 05, rašykit laiškus adresu studija@lrt
LT Antanas iš Vilniaus paskambino, sveiki. Labas rytas. O su mumis policijos departamento komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis, sveiki. Labas rytas. Visuomenininkas Jūra Giedrius Bučas, sveiki. Gerą dieną. Ir šitą programą iškėlęs LRT laidų vedėjas Richardas Jonaitis. Labas, Richardai. Labas, Richardai, sveiki. Čia kažkuria diena tu man parašai, sakai, žiūrėk, padaryk vieną kartą temą, žmonės tiesiog mėto nuorūkas pro automobilio langą ir gresia kokios baudos ir taip toliau, ir tu pasakei, kad esi ne kartą sudrausminęs vairuotoją. Kiek šiandien kilometrų? Šiandien kilometrų tik maratonas 40, iš pradžių rodė 42, dabar 45, bet dabar jau nuėjom daugiau negu pusę. Wow. Šiandien radau. Dar kai ko radau. Garsiai nesakysiu, bet čia parašyta Protex. Šiandien ėjimas palei kelią, tai va visokių įdomių dalykų randi. Šiandien 28 km eit, tai dar liko 12. Na štai, šį kartą apsistojom tokioj kaip ir šelteris toksai, kaip vieta laužavietė yra, stalas. Čia miegos Dovilė, hamakė pasislėpus. Va, Dovilė kepa kojas. Kepa kojas. Malkinė ir paruošta malkų. Dažniausiai tiek Švedijoje, tiek Suomijoje paruošta malkų atvažiuoji, gali pasinaudoti. Buvo atvažiavę čia tokia pora, matyt prižiūrėtojai, toksai vyrukas. Dar padėjo laužą sukurti taip jau. Va, Edita mašinai miegos. Priprato jau. Tada su Dovilė visi einam kiekvieną dienelę. Kaip Dovilė tavo kojos? Mano kojos gerai, bet tokios atsilaupusios, atsilaupunėjančios. Irgi įsijungsiu kamerą, darydamas mankštą. Kuku. Labas rytas. Va. Lauželis sukurtas. Puodas kaista. Dar nesu matęs tokio dalyko. Čia kažkokia įdomi sistema padaryta. Kažkoks siurblys pompuoja vandenį. Nežinau, ar iš šito kanalo, tada jis kažkaip turbūt papuola čia į šulinį ir tada pompuoja į šitą kanalą, kuris patenka tenais į ežerą. Čia atvykom į medelių daiginimo vietą. Čia mūsų partneriai Skogran ima daigus ir atsodina miškus. Dabar einam ekskursiją. How big would be the forest area from these saplings? 1 hectare about 1,800. 1,800. Okay, so this is over 1 million, so it would be
This is 1 year old. 2 metų tik tai kokią saglutę. Over 6,000 trays and one tray have 81. Yes. Gonna open. Ventilation system. Yes. Yeah. Yes, it's gonna open. Aš dar noriu paklausti, ar yra kažkokios specialios sąlygos transportuoti, kada parduodat jau užaugintus daigelius? No, but if we put it in the cold storage, we put it in autumn there, seedlings, and we are packing them in the cardboard boxes. Then there is about -5 degrees, and then if we deliver it about maybe Swedish, we take the deliver which can keep the seedlings about -5 when they are going in the storage. Why is that specific temperature, -5? If it's colder, they are gonna die. No, and higher? Yes, and they are gonna, if we put it there about -5, and if the machine goes broke and they are gonna melt, they are ruined. They can use it. Trays comes there, and we put the back In the box. boxes. Yes, and those are gonna grab the seedlings and put it in the Okay. box. Automatically. Yes, yes. Va tokie pirštukai ima daigelius ir tada deda į dėžutes. Tada važiuoja į mišką. Va, tokios dėžutės. Na, kaip patiko? Labai. Kas paliko didžiausią įspūdį? Matai, kad taip minimalistiškai viskas atrodo, ar ne visur tik tai žalia, šiltnamiai, bet, ta prasme, atrodo, nieko daug nereikia užauginti medį. Man tai, kad labai daug reikia pridėti savo rankų, žinai, paliesti, pačiupinėti, išmyluoti, žiūrėti, ten sergantį išrinkti, drėgmę tikrinti, labai daug žmogaus irgi prisilietimą toks, tai gyvybei, kurią po to tu pasodini ir neauga. Daug žmogiško resurso, ne tik žmogiško, ir energijos, ir vandens, ir visa kita, kol užauga daigelis. Ir meilės, ir atidumą, ir rūpesčio, žinai. Tik kartais be to tokią rūpestingumą paimam labai lengva ranka, nukertam, suniokojam, žinai, o kiek reikia. Tokį daigeliuką ten metai, 2 metai, tik tiek te užaugti. Grįžus į Lietuvą būtinai pasodinsiu kokį medelį. Parvažiuoja Giedrius ir parveža naują komandos narę. Labai nekantraujam, labai laukiam. Einam pasižiūrėti. Hello! Hello! Va štai mūsų nauja komandos narė. Hello! Nice to meet you. Nice to meet you too, finally. I imagined you with longer, actually. Exciting. Fainai, tai dedam rankas, visus dedam rankas. Va, kaip gražu. 4 pasaulio, žinai, kaip čia šiaurė, pietus, rytai, vakarai, viskas fainai. Nu ką, nauja komanda. Giedrių supažindins su mūsų autobusiuko visų turiniu. Apples, sea buckthorn, banana, jackfruit. These 3 have 1 jar inside. You eat it like on things, or Maybe you can put this on cereal, on porridge, and it just makes things better. this looks so fancy. It is fancy. This is Electricity comes the engine that converts it to different strength and well, like with somehow. a So we can charge our phones here. Table for the kitchen. Oh, nice.
Yeah. Of course we have paper bags, but I don't know. Yeah. This is mistaken. Oh my goodness, I didn't see it before.